Kaune susidūrė mikroautobusas ir traktorius, nukentėjo 2 žmonės. Per policijos reidą Vilniuje įvyko avarija. Pareigūnams įsirikiavus Liepkalnio gatvėje netoliese pasigirdo staigaus stabdymo garsas ir stiprus smūgis. Kauno rajone degė mėsos rūkykla. Kauno rajone nuo degančios pievos susidegė sodo namelis. Varėnos rajone prie Lavyso ežero įvyko sprogimas. Įtariama, kad nukrito dronas. Panevėžyje siautėjo girtas vilkiko vairuotojas, apgadinta 21 transporto priemonė. Šiauliuose bandomasis važiavimas baigėsi avarija, sužalotas motociklininkas. Sutrikus vairuotojo sveikatai Vilniuje susidūrė 3 automobiliai. Magistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda nuo tilto nulėkė vilkikas. Vilniaus oro uoste sulaikytas terorizmo finansavimu ir rėmimu įtariamas vyras. Vilniuje ant pėsčiųjų tiltų pastebėti užrašai Vilnia naša, sulaikytas įtariamasis. Pasieniečiai migrantus iš Baltarusijos persekiojo su šunimis ir sraigtasparniu. Dieveniškių Kilpoje nelegalai mėgino patekti į Lietuvą iki šiol nematytų būdu. Medininkuose sulaikyti vaisius į Rusiją vežė vilkikai, sankcijoms apeiti naudoti 2 numeriai. Šiukšliavežėje Vilniuje kilo gaisras, degė ir sproginėjo baterijos. Muitininkai beveik išardė Peugeot, grindyse, lubose ir variklyje rado daugybę cigarečių. Užkalbinęs parduotuvės darbuotoją, vyras iš spintelės nugvelbė telefoną. Kaune susidūrė mikroautobusas ir traktorius, nukentėjo 2 žmonės. Didelė avarija įvyko penktadienio vakarą Kauno vakarinėme aplinkelėje. Pranešimas apie eismo įvykį gautas apie 8:30. Susidūrė 45 vyro vairuojamas mikroautobusas Iveco ir traktorius vairuojamas 38 vyro. Abiejų transporto priemonių vairuotojai buvo blaivūs. Nukentėjo traktoriaus vairuotojas ir kartu vykęs 45 keleivis. Jiems buvo uždėti kaklo įtvarai, abu nukentėjusieji nuvežti į ligoninę. Mikroautobuso vairuotojas nenukentėjo. Prieš 9 vakaro eismas važiuojant Kauno link buvo sustabdytas. Per policijos reidą Vilniuje įvyko avarija. Pareigūnams įsirikiavus Liepkalnio gatvėje netoliese pasigirdo staigaus stabdymo garsas ir stiprus smūgis. Susidūrė Opel ir Mercedes-Benz. Iš Opel išlipo vairuotojas ir keleiviai, tarp jų buvo ir vaikų. Paaiškėjo, kad avariją sukėlė vairuotojo pažymėjimo neturintis Romas. Įtariama bandęs išvengti patikrinimo. Važiuodamas pirmą eismo juostą, jis staiga rikiavosi į antrąją. CTB automobiliu važiavęs vaikinas spėjo išvengti susidūrimo, bet Mercedes-Benz vairuotojas nespėjo sustoti ir trenkėsi. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, vairuotojai buvo blaivūs. Tikrinant Opelio vairuotojo duomenis, paaiškėjo, kad 40-metis vyras teisėsaugai puikiai žinomas. Jis baustas net 104 kartus už vagystes, dviračio vairavimą neblaiviam ir kitus nusižengimus. Iš jų beveik 30 kartų už vairavimą be vairuotojo pažymėjimo. Jį prarado prieš 6 metus, kai įkliuvo vairuodamas neblaivus. Paaiškėjo, kad naktį jis pats policijai buvo pranešęs apie neva pavogtą Volkswageną, tą patį, su kuriuo buvo sustabdytas. Automobilis išgabentas į policijos sulaikytų mašinų aikštelę. Kauno rajone degė mėsos rūkykla. Pirmadienį apie 9:30 ugniagesiai gavo pranešimą, kad Domeikavos seniūnijoje Eigirgalos kaime atvira liepsna dega 2 aukštų pastatas. Pirmame jo aukšte įrengtos mėsos gaminių rūkyklos, o antrame darbuotojų kabinetai. Darbuotojai iš pastato spėjo išeiti. Gaisrą gesinti buvo sutelktos gausios ugniagesių pajėgos, 7 automobilinės cisternos ir 2 automobilinės kopėčios. Dėl sudėtingo pastato išplanavimo į pastato vidų ugniagesiai patekti negalėjo. Gaisras gesintas iš išorės. Vanduo į gaisravietę buvo tiekiamas magistralinėmis linijomis.
dirbo ugniagesiai su kvėpavimo aparatais. Gaisras buvo gesinamas 6 švirkštais. Per 1,5 valandos ugnies plitimą pavyko sustabdyti. Išdegė antrojo aukšto patalpos, išgelbėta pirmame aukšte buvusi produkcija, įrenginiai ir mechanizmai. Įvykis tyriamas. Kauno rajone nuo degančios pievos susidegė sodo namelis. Gaisras Neveronyse, Gandrų gatvėje, kilo pirmadienio vidurdienį. Ugniagesiams pranešta, kad prie geležinkelio dega pernykštė žolė, yra pavojus namams. Atvykus ugniagesiams degė pieva, pavojus buvo kilęs 3 sodo nameliams, degė vieno namelio kampas. Išdegė apie 12 hektarų sausos žolės. Teritorijoje stovėjo 4 apleisti sodo nameliai ir šiltnamis. Apdegė 2 namelių siena ir šiltnamio konstrukcija. Varėnos rajone prie Lavyso ežero įvyko sprogimas. Įtariama, kad nukrito dronas. Incidentas įvyko pirmadienį apie 3 valandą nakties. Kaimo gyventojai išgirdo sprogimą, bet apie jį pranešė tik vidurdienį. Ant Lavyso ežero ledo pareigūnai rado nukritusių metalo nuolaužų. Jau yra surastas vidaus degimo variklis, vidaus degimo varikliai naudojami kaip kuriuose dronuose, taip pat irgi matėt visi ežeras kaip atrodo, ten ta skylė tikrai labai panaši į sprogimo vietos padarytą skylę, tai galima daryti tokią prielaidą labai nenuklystant į šoną, kad tai galėjo būti dronas. Ar pavyko pasiekti nuolaužas, kokie darbai padaryti, dar matome nuo kranto jas? Tai kaip matėte, dabar dar tų nuolaužų ten yra daug, patekimas pats pakankamai sudėtingas, kadangi tas metų laikas dabar yra toksai, kur ledas pusiau aptirpęs, pusiau ne, bet darbai šiuo metu vykdomi, sprogmenų nėra rasta. Yra rastas vidaus degimo variklis, yra rastas metalinės plastikinės detalės, sprogmenų nėra rasta. Ar aš teisingai suprantu, kad kariuomenė šito objekto nesekė ir sužinojo tik iš gyventojo pranešimo? Galim patvirtinti, kad Lietuvos kariuomenės radarais, pagrindiniais radarais, kurie stebi šalies oro erdvę, tokia atžyma nebuvo fiksuota. Kitą dieną ežero ledas apžiūrėtas pasitelkus droną. Taip pat naudota ugniagesių gelbėtojų įranga, 2 valtys, povandeninė kamera ir kita technika. Įvykio vietoje dirbo 13 priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, tarp jų narų komanda iš Vilniaus. Naudojant gelbėtojų valtį nuo ledo surinktos drono nuolaužos. Su kamera išžvalgytas ežero dugnas. Aptiktus objektus ištraukė rinktinės Aras narai. Įvykio teritoriją saugojo Varėnos policija ir karo policijos ekipažai. Apie 5 vakaro pareigūnai baigė darbus ir atšaukė planą Skydas. Galiausiai paaiškėjo, kad dronas paklydo skrisdamas iš Ukrainos. Panevėžyje siautėjo girtas vilkiko vairuotojas, apgadinta 21 transporto priemonė. Penktadienį apie 8 vakaro policijai pranešta, kad Kniaudiškio gatve važiuojantis vilkikas Renault, važiuodamas Žvaigždžių gatvės link, kliudė šalikelyje pastatytus automobilius. Atvykę policininkai sunkvežimį sustabdė prekybos centro iki Šermutas automobilių aikštelėje. Paaiškėjo, kad automobilius daužė 52 vairuotojas. Vyras buvo neblaivus, jam alkoholio matuokliu nustatytas beveik 1,5 promilės girtumas. Anot liudytojų, vilkikas vieną po kito daužė automobilius ir nesiruošė sustoti. Nukentėjo ne tik transporto priemonės, bet ir apšvietimo stulpas bei kelio ženklai. Dėl įvykio Kniaudiškio gatvė nuo projektuotojo iki Žvaigždžių gatvės buvo uždaryta. Pareigūnai aiškinosi įvykio aplinkybės ir transporto priemonių apgadinimus. Žmonės per incidentą nenukentėjo. Apie 11 valandą kelias atidarytas, eismas atnaujintas. Vairuotojas buvo sulaikytas. Šiauliuose bandomasis važiavimas baigėsi avarija, sužalotas motociklininkas. Antradienį apie 7 vakaro parduotuvės Depo automobilių aikštelėje susidūrė 48 vyro vairuojamas automobilis Volvo ir 43 vyro vairuojamas motociklas BMW. Aiškėja, kad vyras norėjo išbandyti ketinamą įsigyti motociklą su priekaba. Sėdęs išbandyti motociklo pirkėjas susidūrė su automobiliu.
Pasak liudytojų, nuo smūgio motociklininkas perskriejo mašinos kapotą ir susilaužė ranką. Įtariama, kad dėl avarijos kaltas mašinos vairuotojas, nepraleidęs jam iš dešinės pusės važiuojančios transporto priemonės. Sutrikus vairuotojo sveikatai Vilniuje susidūrė 3 automobiliai. Avarija Ozo gatvėje ties posūkiu į Višį vandens pramogų parką įvyko trečiadienį apie 10:30. Pro šalį važiuojantis žmogus teigia, kad susidūrė 3 automobiliai, vienas iš jų išvažiavo į priešingo eismo juostą, gali būti prispaustas žmogus. Apie avariją informuoti medikai, policija ir ugniagesiai. Įvykio vietoje paaiškėjo, kad prie degalinės Viada automobilis Toyota kliudė kitą tos pačios markės automobilį ir dar automobilį Kia. Įtarta, kad garbaus amžiaus Toyotos vairuotojui sutriko sveikata. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad prispaustų žmonių nėra. Avarijos dalyviai patys išlipo iš automobilių. Įtariama, kad nuo Akropolio važiuojantis Toyotos vairuotojas galėjo prarasti sąmonę. Automobilis išvažiavo į skiriamąją veją ir nulaužęs medelį išlėkė į priešingo eismo juostą. Sudaužytos mašinos buvo užtvėrusios 2 eismo juostas, todėl ties įvykio vieta formavosi spūstis. Magistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda nuo tilto nulėkė vilkikas. Avarija 193 kelio kilometre ties kavine Nikola įvyko trečiadienį 17 val. Vilkikas DAF nulaužė atitvarus ir nuvažiavęs nuo tilto apvirto ant stogo. Vairuotojas buvo sąmoningas, bet prispaustas kabinoje. Jį gelbėtojai išlaisvino ir perdavė medikams. Iš vilkiko įsiliejęs dizelinas nutekėjo į upelį. Ugniagesiai įrengė sugeriančius bonus, kad teršalai neplistų. Apačioje esantis kelias dėl pavojingai pakibusio apsauginio atitvaro buvo aptvertas stop juosta. Vilniaus oro uoste sulaikytas terorizmo finansavimu ir rėmimu įtariamas vyras. 29 Kirgizijos pilietis sulaikytas praėjusį šeštadienį. Tyrimo duomenimis įtariamasis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, keletą kartų susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos Hamas karinio sparno atstovais ir parėmė ją kriptovaliuta. Įtariamąjį atskridusi iš Stambulo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai sulaikė kovo 21-ąją. Teismas leido suimti Kirgizą 3 mėnesiams. Jam gresia nuo 3 iki 10 metų kalėjimo. Vilniuje ant pėsčiųjų tiltų pastebėti užrašai Vilnia naša. Sulaikytas įtariamasis. Trečiadienį išterliotas kaklaraiščių tiltas Karoliniškėse. Pirmadienio popietę toks užrašas irgi buvo atsiradęs prie šio viaduko vakarinėme aplinkelyje, tik kitoje vietoje. Terlines pašalino grindos darbuotojai, bet netrukus jiems teko vykti valyti ir pėsčiųjų viaduką Narbuto gatvėje bei požeminę perėją Laisvės prospekte. Trečiadienį Gedimino prospekte prie Seimo sulaikytas 14-metis. Tokį užrašą išpurškęs krantinėje. Jį pastebėjo ir sučiupo praeivis. Paauglys tikino, kad buvo priverstas tai daryti, esą kitaip grasinta sudeginti jo namus. Vasarį taip ištepliotas ir paminklas Vincui Kudirkai, o prieš tai paminklas karaliui Mindaugui. Oficialiai tai laikoma provokacijomis ir hibridinių atakų prieš Lietuvą elementais. Karinė žvalgyba skelbia, kad jaunuoliai tai daryti verbuojami socialiniuose tinkluose. Jiems siūlomas atlygis. Pasieniečiai migrantus iš Baltarusijos persekiojo su šunimis ir sraigtasparniu. Praėjusį penktadienį pareigūnai stebėjo, kaip iš Baltarusijos pusės prie sienos linijos priartėjo grupė nelegalų. Ši vieta yra ties Švenčionių rajono Ataukų kaimo. 11 migrantų iš Baltarusijos lydėjo 2 vyrai. Vienas iš jų ėmėsi kirpti Lietuvos pusėje tvorą. Per vaizdo stebėjimo sistemą įvykį pastebėję Adutiškio pasieniečiai nukreipė arčiausiai buvusius patrulius ir kinologus su tarnybiniais šunimis. Į pažeidimo vietą įskrido pasieniečių sraigtasparnis. Tuo metu nelegalų pagalbininkas prakirpo apatinius koncertinos ritinius ir skylę tvoros apačioje. 11 užsieniečių pralindo į Lietuvos teritoriją ir leidosi į prie pat sienos augantį mišką.
Įsibrovėlių pagalbininkai tuo metu atsitraukė į Baltarusijos gilumą. Šiemet tai buvo pirmas atvejis, kai įtariama su Baltarusijos tarnybomis susiję asmenys pažeidžia fizinį barjerą ir nukreipė į Lietuvą neteisėtus migrantus. Šie nespėjo toli nueiti. Adutiškio pasieniečiai blokavo aplinkinės vietovės ir kelius, o tarnybinis šuo užuodė pėdsakus ir pradėjo jais vesti pareigūnus. Sulaikymo operaciją paspartino sraigtasparnio įgula. Ji iš oro susekė ką tik į pamiškę įėjusius įsibrovėlius. Pasieniečiai iš oro žemėje buvusius kolegas nukreipė į migrantų buvimo vietą. Sulaikomi svetimšaliai nesipriešino. Tai buvo 11 vyrų. Per apklausas jauniausias jų prisistatė 21, vyriausias 26 metų. Po 5 teigia esantis Pakistano ir Afganistano, 1 Irano pilietis. 7 iš jų turėjo dokumentus, o likusieji buvo be jų. Anot pasieniečių, migrantų sveikatos būklė buvo gera. Jie turėjo tinkamus drabužius ir avalynę, nebuvo sušalę bei neturėjo nei nusiskundimų, nei prašymų. Pasieniečiai nutarė šių migrantų neįleisti į Lietuvą ir grąžinti į Baltarusiją. Prieš tai pareigūnai atėjūnams įteikė humanitarinius paketus su maistu ir lauko sąlygomis laiką leisti skirtais daiktais. Dieveniškių Kilpoje nelegalai mėgino patekti į Lietuvą iki šiol nematytų būdu. Migrantai iš miegmaišių ir Lazdyno karčių pasidarė uždangas. Spėjama, kad prieš bandydami kirsti sieną iš Baltarusijos, jie jau turėjo informacijos apie mūsų pasieniečių vaizdo sistemas. Judėti tokiose konstrukcijose ir stengtis jas stabiliai išlaikyti migrantams buvo sudėtinga, todėl jų žingsniai buvo labai lėti. Kai tik grupė pateko į pasieniečio akiratį, įvykio vietai skubėjo arčiausia buvę užkardos patruliai. Paieškai pasitelkti kinologai su šunimis. Po kelių minučių 10 migrantų buvo sulaikyti čia pat miške. Anot pasieniečių, čepkelių specifikos nežinantys užsieniečiai gerokai rizikavo. Ten yra pavojingų vietų, todėl pareigūnams jau nesyk yra tekę gelbėti pelkėje įstrigusius atėjūnus. Po sulaikymo pareigūnai patikrino šią vietą ir jos prieigas. Tam pasitelkti ne tik patruliai ir tarnybiniai keturkojai, bet ir sraigtasparnis Eurocopter. Daugiau žmonių ar daiktų neaptikta. Sulaikyti migrantai prisistatė esantis Pakistano, Irano ir Afganistano piliečiai. Tik 4 iš jų turėjo pasus. Pasieniečiai teigia nustatę, kad jiems nekyla jokių grėsmių. Nuspręsta ir šių migrantų neįleisti į Lietuvą ir grąžinti atgal į Baltarusiją. Prieš tai pareigūnai jiems įteikė humanitarinius paketus su maistu ir lauko sąlygomis laiką leisti skirtais daiktais. Anot pasieniečių pastaruoju metu iš Baltarusijos bandantis prasmukti migrantai dažniausiai būna vyrai nuo 20 iki 40 metų. Tvirti, sveiki, neretai įžūlūs, besistengiantis išvengti kontakto su pasieniečiais. Teigiama, kad jiems dažniausiai nereikia prieglobsčio Lietuvoje. Jų tikslas yra vakarų Europa, dažniausiai Vokietija. Medininkuose sulaikyti vaisius į Rusiją vežė vilkikai. Sankcijoms apeiti naudoti dvigubi numeriai. Sunkvežimiai gabeno krovinius iš Nyderlandų. Vežėjų dokumentuose nurodyta Lietuvos įmonė. Vairavo Baltarusijos piliečiai. Pas juos rasti rusiški transporto priemonių registracijos liudijimai išduoti toms pačioms transporto priemonėms. Vilkikuose įrengti numerių keitimo mechanizmai. Viename paspaudus mygtuką kabinoje lietuviški numeriai buvo automatiškai pakeičiami į Rusijos. Kitame Rusijos numeriai buvo uždengiami ir keičiami rankiniu būdu, naudojant magnetinius tvirtinimus. Vairuotojai negalėjo paaiškinti, kodėl įrengti šie numerių keitimo mechanizmai. Įtariama, kad jie galėjo būti naudojami siekiant apeiti ES sankcijas. Šiukšliavežėje Vilniuje kilo gaisras, degė ir sproginėjo baterijos. Trečiadienio rytą Laisvės prospekte užsiliepsnojo Ekoservis atliekų surinkimo sunkvežimėje vežamos komunalinės atliekos. Sunkvežimio vairuotojas pastebėjęs pavojų, išvertė grėsmę keliančių atliekų dalį ant gatvės ir iškvietė ugniagesius. Tada darbuotojai patys ėmėsi gesinti gaisro židinį, bet ištuštinus gesintuvą nuslopinti ugnies nepavyko. Tai padarė priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai.
Paaiškėjo, kad užsidegė išmestos baterijos su akumuliatoriais. Pastebėta, kad gyventojai vis dar dažnai baterijos, smulkią elektroniką ar kitus energijos kaupiklius turinčius daiktus išmeta į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Tokios atliekos, ypač ličio jonų baterijos, yra itin pavojingos, nes surinkimo, presavimo, transportavimo ar rūšiavimo metu gali būti pažeidžiamos, perkaisti, užsiliepsnoti ar net sprogti. Pavojų kelia ne tik pavienės baterijos, bet ir elektronikos prietaisai, kuriuose jos lieka nepastebėtos. Elektroninės cigaretės, telefonai, išorinės baterijos, žaislai, dantų šepetėliai, įrankių akumuliatoriai ir kiti smulkūs prietaisai. Muitininkai beveik išardę Peugeot grindyse, lubose ir variklyje rado daugybę cigarečių. Kovo 9-ąją į Šalčininkų kelio postą automobiliu Peugeot 807 atvažiavęs Baltarusijos pilietis teigė vykstantis į Lietuvą aplankyti giminių. Pareigūnams jo elgesys sukėlė įtarimų, mašina buvo detaliai patikrinta. Paaiškėjo, kad tai buvo didelė cigarečių slėptuvė. Rūkalų buvo prikimšta visur – lubose, grindyse, prie žibintų, variklio skyriuje, šoninėse durelėse. Iš viso rasta apie 11,5 tūkstančio pakelių baltarusiškų cigarečių. Jų vertė viršė 60 000 eurų. Vairuotojas tikino, kad tik nusipirkęs mašiną aptiko slaptavietės su cigaretėmis. Esą tuomet nusprendė užsidirbti ir išvyko į Lietuvą. Pareigūnai sulaikė automobilį bei cigaretės ir pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kontrabandų. Užkalbinęs parduotuvės darbuotoją, vyras iš spintelės nugvelbė telefoną. Vagystė iš senukų prekybos centro Kaune, Islandijos plente, įvykdyta dar vasarį. Apie 18 valandą parduotuvės apsaugos kameros užfiksavo vieną vyrą. Jis, užkalbinęs parduotuvės darbuotoją ir nukreipęs jo dėmesį į kitą prekę, iš spintelės paėmė telefoną Apple iPhone Air. Padarytas daugiau nei 1000 eurų nuostolis. Siekiant atskleisti nusikaltimą, policija prašo visuomenės pagalbos atpažinti vaizdo medžiagoje užfiksuotą vyrą ir pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.